Sveiki visi, čia Pauliaus pranešimai ir šiandien mes esam prie tokio faino dalyko vadinamo Minecraftas. Tai, jūs gal galvojat, ar aš pastaruoju metu nekeliu edukacinių video? Taip, aš keliu viewsai dėl viewsų. Taip, bet ir galvojat, ar gaming video kursiu? Ne, atsiprašau, bet ne. Aš turiu teoriją. Taip, mes žinom Steve'ą. Smagelį, kurį mes visi mėgstam ir atpažįstam. Bet kur. Taip, ką aš turiu apie jį papasakoti? Aš turiu teoriją. Steve'as nėra kaip žmogus. Steve'as nėra žmogus. Ir jūs galvojat, Steve'as yra žmogus, nes Minecraftas yra kaip ir pusiau realistiškas žaidimas, neįskaitant tarpdimensinio kelionių ir visų kito. Taip, bet yra dar kai kas kita. Jis nėra žmogus. Ir aš jums paaiškinu. Taip, aš esu Creative Mode per Java Edition Super Flat pasaulį. Taip. Tai įsivaizduokit, visi žinom deimanto blokus, ne? Taip. Dabar jūs galvojate, taip, deimanto blokai, visi jo žino, bet atspėkit, kiek sveria šitas deimanto blokas. A. Kilogramą. B. 3 kilogramus. C. 100 kilogramų. 3, 2, 1. Ok, neteisingai. 3515 kilogramų. Ir iš kur aš tai žinau? Tai čia vienas blokas yra 1 kvadratinis metras realiam gyvenime. Vienas Minecrafto blokas, 1 kvadratinis metras. Tai vienas deimanto blokas yra 1 kvadratinis metras. Ir tai sveria 3515 kilogramų. Palyginimui, maža mašina sveria 3000 kilogramų, arba kitaip 3 tonas. Tai jo. O, bet ką aš galiu padaryti, yra paimti steką tokį. Ir dabar galime suskaičiuoti, kad tai sveria, kaip mums suskaičiuoti, tai mes 3515 kart 64. Ir tai padarius, mes gaunam 224 960. Jo, 960. Taip, dabar aš tiek nešioju. Bet gal manat, o čia Creative modas, tai nieko nereiškia. Ok? Survival modas. Aš esu survival mode. Ir aš galiu pilnai bėgioti. Su sunkvežimio svorio ant savęs, laikyti rankui ir dar šokinėti. Pilnai. Ir dar kasti žemę galiu. Ir va šitai kiauliai krenta. Atsiprašau, kiaulė. Taip. Ir aš tada galiu tiesiog jos statyti. Ir jo, ir man tai nieko nereiškia. Grįžtam į Creative. Ir jūs galvojat, gerai, galima tik kelis stekus palaikyti. Tai ką? Aha, kelis stekus. Jo, kelis stekus. Jo. Mes galim pripildyti visą inventorių, pilną šitų blokų. Atsiprašau, aš nemoku greičiau to daryti. Bet žodžiu, jūs pagaunat mano mintį. Kad mes galim pripildyti visą inventorių blokų. Ir tai niekam nerūpės. Ne? Tai niekam nerūpė, kad visas inventorius pilnas blokų. Mes nešam kaip dabar gal kokį 100 fūrų. Daugiau greičiausiai, žymiai daugiau. Ir mes galim pilnai, čia gal kreatyvas, mes galim pilnai šokinėti. Pilnai bėgioti, sukioti, skriaučinti ir normaliai atsistoti. Ir dar kasti žemę. Ir kas dar? Čia ne vienintelis būdas, kaip visą tai padaryti. Nepamirškite, kad egzistuoja šalkeriai, į kuriuos galim viską sudėti.
kuriuos galim tiesiog pripildyti pilnus stekų šitų deimantų. Ir tada mes juos galim tiesiog iškirsti. Ir va. Ir mes nešiojamės dar praškai visą mūsų inventorių. Ir niekas mums nedraudžia tiesiog pastatyti pilną šitų. Ir juos pilnus pripildyti. Ir viskas. Mes galime juos nešioti. Va. Mes nešiojamės. Dvigubai mūsų inventorių. Dar puspilnis inventorius ir mes dar galim bėgioti. Ir neužmirškit, ką mes dar galim padaryti. Mes galim tiesiog paimti šitą, taip va. Ir mes galim sudėti šalkerį. O, mes negalim sudėti šalkerį į šalkinį. Maros mes galim. Ne, negalim. Ok, žodžiu. Nors mes negalim sudėti šalkerį į šalkerį. Čia vis tiek pilnas šalker boksas. 2 pilni šalker boksai deimantai. Ir aš bėgioju, lyg tai būtų niekieno biznis. Tiesiog, va, galiu bėgioti, šokinėti, viską daryti. Tai jo, ir dar kas yra. Tai ir man šitas svoris nieko nereiškia. Ir nieko, aš galiu tiesiog bėgioti, viską daryti su tuo, nieko nereiškia. Tai štai ką aš turiu omeny, kad jis yra, kad jis nėra realus žmogus Steve'as. Tai dar vienas dalykas. Jis sugebėjo, o plus, gerinu šitą update'ą, žiauriai geras. Ką jis sugebėjo padaryti? Tai yra, jis sugebėjo visą tai sukurti. Iš tiesiog gamtos, viską. Jis sugebėjo nukeliauti į kitas dimensijas. Su šitais va dalykais. Sugebėjo sukurti portalus. Su kuriais tiesiog gali keliauti į visatas. Aš nežinau, kodėl tai dabar neveikia. Ką aš blogai padariau, palauk. Nežinau, kodėl neveikia, bet gali keliauti po skirtingas visatas. Jis sugeba sukurti gyvybę. Jūs galvojat, jis nekuria jokios gyvybės, jis nieko nekuria. Gyvūnų brydinimas nesiskaito. Aš kalbu ne apie tai. Aš kalbu apie... Jūs žiūrėčiausiai jau matot, apie ką aš kalbu. Bet aš kalbu apie tai. Va. Matot? Jis sugeba sukurti gyvybę. Gyvybę, kuri tada gali jam padėti. Bet kokiose situacijose. Tai štai ką aš turiu omeny apie gyvybę. Apie portalus mes iš tikrųjų nežinom. Gal čia kokia teorija kitai dienai, bet mes nežinom, kodėl jis tai padarė. Ar jis tai padarė ir jis sukūrė tos portalus ir dimensijas, ar ne jis. Tai jo, bet čia ką aš turėjau šiandienai, čia buvo Pauliaus pranešimai ir viso geriausio.